Otfried Preußler. Plėšikas Hocenplocas. 19 dalis. Ta dama yra fėja. Zepukas pusę nakties skuto bulves. Miegas jį marino, tačiau jis laikėsi, nes labai bijojo didžiojo burtininko Cvakelmano. Tik tai nuskutęs ir supjaustęs paskutinę bulvę, pasviro ant kėdutės į priekį ir kaip mat užmigo. Jis miegojo pasidėjęs galvą ant stalo, bet sapne tebedirbo. Priešais jį riogsojo milžiniškas kalnas bulvių, Zepukas skuto ir galo nebuvo matyti. Kalnas nemažėjo, o darėsi vis aukštesnis ir platesnis. Paskui į virtuvę atėjo Cvakelmanas, pamatęs, kad vargšas Zepukas tebeskuta, jis ėmė bartis. Burtininkas taip rėkė ir niršo, kad Zepukas nugriuvo nuo kėdutės ir pabudo. Jis atsisėdo ant virtuvės grindų ir prasitrynė akis. Tada pamatė, kad jau rytas ir suprato, jog viskas buvo tik sapnas. Bet kad Cvakelmanas baisingai niršta ir siautėja, tai ne sapnas, o gryniausia tiesa. Nuo jo riksmo aidėjo visa burtų pilis. Ir žvirblis narvelyje pabudo. Jis purpsėjo aukštyn žemyn ir taip čerškė, kad Zepukui net ausis spengė. Užčiaupk snapą, subarė į Zepukas. Jis pribėgo prie virtuvės durų ir įsiklausė. Kas perbėgo didžiajam burtininkui kelią, kad jis taip šaukia? Bet staiga Cvakelmanas nutilo. Valandėlę už durų buvo tylu, kaip kapuos. Paskui vėl pasigirdo didžiojo burtininko balsas, šįkart ypač piktas, bet neilgam. Kas jam darosi, nerimo Zepukas. Jis paspaudė rankeną, atidarė duris, išėjo į priengį. Aplink nieko nei matyt, nei girdėt. Bet pala, rūsio laiptiniai šviesa ir žingsniai, kažkas lipo į viršų. Tačiau tai buvo nedidysis burtininkas Petrozilijus Cvakelmanas, o Kaspariukas. Zepukas garsiai suriko ir puolė išskėtęs rankas prie savo draugo. Kaspariuk! Iš džiaugsmo jis vos nesutrynė Kaspariuko į miltus. O, Zepukas, sušuko Kaspariukas, aš maniau, kad tu plėšiko lindyniai. Ką čia darai? Aš skutau bulves, o dabar atsidžiauk negaliu, bet sakyk. Zepukas tik dabar pastebėjo fėją Amarilę. Ji užlipo rūsio laiptais paskui Kaspariuką ir Zepukas ją pamatęs tik išsižiojo ir išplėtė akis. Kas ta dama, paklausė jis. Ta dama yra fėja, atsakė Kaspariukas. Fėja Amarilė. Koks gražus vardas, jis labai jai tinka. Tu taip manai? Paklausė fėja Amarilė ir nusišypsojo. O kas tu toks? Jis, atsakė Kaspariukas, nes Zepukas iš nuostabos iškart nerado žodžių. Yra mano draugas Zepukas, geriausias draugas visame pasaulyje. Bet kaip jis čia pakliuvo, aš ir pats nežinau. Turės pasipasakoti. Nagi, dėstyk Zepuk, taigi tu... Tačiau fėja Amarilė užbėgo Zepukui už akių. Tegu jis tau lauke papasakos, tarė ji. Einam dabar iš čia. Cvakelmano nebėr, tad ir jo pilis turi išnykti. Aš ją... Ką tu jai padarysi, paklausė Kaspariukas. Tuojau pamatysite. Fėja Amarilė paėmė Kaspariuką už vienos rankos, o Zepuką už kitos. Ji norėjo išvesti draugus, bet Zepukas ištrūko. Luktelkit, man reikia kai ką paimti.
Jis nubėgo virtuvę ir sugrįžo su narveliu. Šia tau, tarė Kaspariukas Zepukui atėjus. Pilkas vagišius? Taip, atsakė Zepukas šypsodamasis. Žvirblis, bet nepaprastas. Ir abu paskui fėją Amarilę išėjo pro pilies vartus. Fėja liepė jiems dar galiuką paeiti lyg miško krašto. Ji pati pasiliko ir kai Kaspariukas su Zepuku priejo mišką, fėja atsisuko į pilį ir pakėlė į viršų ranką. Tada pilkos sienos be garso susmuko ir iš Cvakelmano burtų pilies liko tik tai sutrūkusių plytų ir čerpių krūva, o po ją palaidotas kūmutis šulinys. Fėjai Amariliai, mostelėjus ranka, aplink griuvėsių krūvą kaip mat išdygo dygliakrūmių tvora. Tada fėja apsigręžė ir žengė prie draugų. Ji neėjo, o sklendė oru, o toje vietoje, kur prasklesdavo, lenkėsi lapai ir žolės. Aš tau labai skolinga, Kaspariuk, pasakė ji, ir niekada nepamiršiu, ką tu dėl manęs padarėjai. Fėja nusitraukė nuo piršto siaurą auksinį žiedą. Imk ir saugok šį žiedą, tarė ji. Žinok, kad jis stebuklingas. Jis tau išpildys 3 norus. Kad ir ko panorėtum, užteks tai ištarti ir pasukti žiedą. Ir išsipildys. O dabar duokš ranką, Kaspariuk. Fėja Amarilė užmovė Kaspariukui žiedą ant piršto. Kaspariukas norėjo jai padėkoti, bet fėja Amarilė tik numojo ranka ir pasakė, kad jeigu kas nors turi būti dėkingas, tai tik ji. Dabar aš grįžtu į fėjų karalystę, kalbėjo ji toliau. Todėl sudie jums, likit sveiki ir laimingai sugrįžkit namo. Aš linkiu jums laimės, sveikatos ir geros nuotaikos šiandien, rytoj ir visada. Taip tarusi fėja nulėkė. Kaspariukas su Zepuku pamojo jai pavimui nosinėmis. Toldama fėja darėsi vis šviesesnė, kol pagaliau visai išnyko ir dingo. Pabaiga. 20 dalis. Stebuklingas žiedas. Praėjo gera valanda, kol Kaspariukas su Zepuku įstengė ištarti bent žodį. Paskui abu vienu metu ėmė pasakoti. Kurį laiką vienas per kitą garsiai šaukė. Kaspariukas Zepukui, Zepukas Kaspariukui, kiekvienas dėstė savo nuotykius ir ne vienas nieko nesuprato. Pagaliau Kaspariukui trūko kantrybė ir jis užėmė Zepukui burną. Liaukis, užteks, sušuko jis, taip nieko nebus, reikia vienam kalbėti. Gerai, sutiko Zepukas, išsiskaičiuokim pagal sakas, kuriam, sutinki? Ir jie ėmė skaičiuotis kiekvienas pagal savo švarko sagas. Aš, tu, aš, tačiau abiejų švarkuose atsitiktinai buvo po 5 sagas. Aš, sušuko Zepukas, sulig 5 saga. Ir vėl ėmė pasakoti. Bet Kaspariukas sulig 5 saga taip pat sušuko aš, tad juodu ir vėl kalbėjo vienu sykiu. Žinai ką, tarė Zepukas, pastebėjęs, kad ir vėl negerai. Pamėginkim išsiskaičiuoti, pamatysi, kaip išeis. Nutaisęs rimtą miną, jis 3syk paspjaudė smilių ir pakaitomis baksnodamas pirštu Kaspariukui ir savo į pilvą ėmė skaičiuoti. Egita, pegita, cugita, mai. Abal, fabal, dominai. Iki, piki, gramatiki. Eine, keine, žolė. 3syk paspjaudytas pirštas sulig paskutiniu žodžiu bedė į Kaspariuko pilvą ir klausimas buvo išspręstas. Tad klausyk, Zepuk. Kaspariukas ilgai ir plačiai dėstė savo nuotykius.
žodžiai iš jo burnos veržėsi kaip krioklys. Zepukui besiklausant, net ausis paraudo, visą jį išpylė prakaitas, iš susijaudinimo vos drįso kvėpuoti. Kai Kaspariukas papasakojo apie liūdną Cvakelmano galą, jis susigriebė rankom už galvos. Ak, Kaspariuk, sušuko jis, kad aš būčiau žinojęs. Ką, paklausė Kaspariukas. Nagi, kad taip viskas baigsis, tada nebūčiau pusę nakties skutęs bulvių. Paskui papasakojo Zepukas. Jis išdėstė Kaspariukui, kaip blogai jam buvo plėšiko urve, kaip Hocemplocas sudegino Kaspariuko kepurę. Ką? Sudegino mano gražiąją kepurę? Supykė sušuko Kaspariukas. To jau per daug. Ta Hocemplocą laikas patupdyti už grotų. Tada Zepukas nusprendė pasakyti svarbiausią naujieną. Nusiramink, ramiai tarė jis. Jis jau tupi. Jau tupi? Nusistebėjo Kaspariukas. Štai šitam narvelyje, paverstas žvirbliu. Tu turbūt stebiesi, Kaspariuk, bet paklausyk, kaip buvo. Zepukas pasakojo toliau ir kol išdėstė savo istoriją, Kaspariuką taip pat visą išpylė prakaitas. Kaip gerai, kad viskas taip laimingai baigėsi, sušuko jis. O ką dabar darom? Dabar drožiam su žvirbliu pas vachmistrą Dimfelmozerį, o paskui namo. Zepukas patenkintas pasiūbavo narvelį ir jau norėjo eiti. Bet Kaspariukas nejudėjo iš vietos. Pirmiausia, man reikia naujos kepurės su kutu, pareiškė jis. Iš kur tu ją gausi? Mat, kaip gali būti naudinga turėti pažįstamų fėjų. Nepamiršk, kad mes turim stebuklingą žiedą. Kaspariukas pasuko žiedą ir tarė. Aš noriu naujos kepurės su kutu, tokios kaip senoji. Vos tik ištarus tuos žodžius, jo noras kaip mat išsipildė. Pašmaukšt ir ant Kaspariuko galvos vėl puikavosi kepurė, kaip du vandens lašai panaši į senąją. Nuostabu, tarė Zepukas, jeigu nebūčiau pats matęs, kaip Hocemplocas įmetė tavo senąją kepurę į ugnį, niekuomet nepatikėčiau, kad šita nauja. Na, o dabar eime. Dabar jau eime, sutiko Kaspariukas. Jie paėmė į tarpą narvelį ir švilpaudami linksmas dainas patraukė namo. Aš labai džiaugiuosi, tarė Kaspariukas po valandėlės. Ir aš, pasakė Zepukas. Močiutė taip pat džiaugsis. Močiutė? Kaspariukas staiga sustojo. Ak, tu varge mano Zepuk. Kas tau yra? Ko dabar sustojai? Prisiminiau vieną dalyką. Mes vos nepamiršom paties svarbiausio. Paties svarbiausio? Taip, atsakė Kaspariukas, močiutės kavos malūnėlio. Vaje, sudėjavo Zepukas ir stvėrėsi už galvos. Teisybę sakai, Kaspariuk. Reikia paimti močiutės malūnėlį, kitaip visas mūsų žygis bus veltui. Traukiam atgalios į plėšiko lindynę. Ką tu, tarė Kaspariukas, padarysim paprasčiau. Jis antrąsyk pasuko stebuklingai į žiedą ir tarė. Noriu, kad močiutės kavos malūnėlis atsirastų čia. Staiga tik pliumpt ir malūnėlis jau guli jiems po kojų žolėje. 100 pypkių, nusistebėjo Zepukas, tai bent greitis. Kažin ar jam nieko neatsitiko. Jis pakėlė kavos malūnėlį ir išmėgino jį. Kavos malūnėlis buvo sveikas. Kai tik pasuko rankenėlę, jis ėmė groti Gegužį viskas mainos. Ir, o stebuklė, ne vienu, o 2 balsais. 2 balsais groja, stebėjosi Zepukas. Kaip puiku, močiutė negalės atsiklausyti. Kasgi čia, ar tu ką nors supranti?
Ir Kaspariukui buvo nuostabu. Gal tai fėjos Amarilės darbas, tarė jis. Taip, sutiko Zepukas, žinoma, ji norėjo mus pradžiuginti, mus ir močiutę. Bet ko mes dar prašysim? O tu dar nežinai, paklausė Kaspariukas. Man jau aišku. Pabaiga.